Nu tai sveiki, čia yra antrasis video, kur yra iš Londono kelionės. Jeigu nematėt praeito, kur po Londono centro bastumės pasikeliame Londoną ir visur kitur žiūrim, tai čia kažkur turėtų iššokti paspausit arba prašymė yra. O dabar gero žiūrėjimo šito video. Turim dar vieną rytą Londone. Neparodžiau, kur gyvenam. Čia va tokia virtuvėlė. Turim anglišką namą. Pagrindinis duris, kurias nemoku išeiti. Laiptinė užkylį. Svetainė. Radiatorius geriausias. Labai sušildo namus. Tokia dydžio. Laiptai aukštyn. Visi siauri, status. Labai siauras chatas pas juos. Tai čia jau tokia renovuota vidus. Šiaip Anglijoje taip negyvena labai. Čia dar vaizdas pro langą. Pavyzdys, kaip jie gyvena netvarkingai. Pažiūrėkit. Nuostabus pavyzdys. Į balkonus pažiūrėjus. Stūlikas. Paskui dar laiptai viršų. Stoglangis. Mano kambarys. Dar stoglangių. Dar dušo. Čia dar iš mano kambarį šiais laiptiniai. Dabar dalykai apsiskus, bet nebėra laiko, taip? Deimantė guli. Kol jūs neatsitraukėt stoglangą? Neatvyram dažnus. Ai, čia tas pats. Kaip ir tam kambarį. Tas pats Londonas. Tik stogas matas čia. Labai nešvarus langas. Ir vėl Londonas, ir iš šitos pusės Londonas. Visur Londonas. Čia dar pirmam aukštą ir trečias stūlikas yra. Visur visus kampus prikišo visko. Bet kiek sakė žmogus gyvenantis Anglijoje, kad jie taip, šiaip Anglijoje negyvena. Jie labai netvarkingai gyvena. Čia turistam renovuota. Pirmam aukštą lygiai nieks negyvena, bet yra duris. Ai, o čia kažkaip įdomu. Į kitą pusę. Ir dabar turim tokį kiemelį. Tokiam rajonėlį ir gyvenam. Va, mūsų chata. Kotedžiukas. Nu, vat ir visi taip suštabiliuoti. Gerai atrodo. Privati valda. O, net šviesesnis, neatkreipiu dėmesį. Mūsų sekcija šviesesnė. Iš kitos pusės tie kotedžiukai. Stogai. Išrendam į Canary Wharf rajoną, tokį verslo centrų. Kur nu va, dangoraičių pilna. Tiesiog galvą užlaužk ir žiūrėk. Aš nebuvau matęs tokią realybėj. Daug aukštų. Čia įėjimas į metro. Gerai, eina kažkur ar ne? Einam posūdį. Žmogiliukai tokie. Nelipti ant skulptūrų. O, čia pilna. Daug aukštų, daug žmonių čia dirba. Kiek čia sugaišta žmonių. Kažkoks parkelis. Medžiai prisidinta, kad bent kažkiek žalumos būtų. Šiaip tramvajų ir metro važiuojant, tiesiog dedi savo kortelę be kontaktę. Tipo touch in and out. Įsičekini ir išsičekini. Tai dabar tramvajų važiuosim irgi reikia plačiai. Šitam rajone visi verslo centrai. Sakė, mašinų patekimas tik tais dėl darbo reikalais. Šiaip negalėtų važiuoti. Yra patikros punktai. Jeigu nori važiuoti ir turi parodyti, kuo tu važiuoji. Valio prisisidėri. Tramvajus bėgiai. Nu, realiai tramvajus be vairuotojų važiuoja. Nėra vairuotojo. Įdomios architektūros pastatas.
Čia jau gyvenamas. Visiškai jokio vairuotojo. Vairuojat? Ne. Varėm visiškai kitą pusę to Canary Wharf. Didelis vėjas, upė. Ir ten kaip New Yorkas atrodo. Aišku, nebuvęs New Yorke, nežinau. San Francisco panašus trikamis. Na gerai atrodo tai dangoraižiai. O, tas pats gyvenamasis. Čia yra Uber Boatas, su kuriuo galima irgi kaip su taksi iki centro nuplaukti. Realiai, šis transportas. Bet yra vėliavėlė to tipo Londono, Transport for London logotipu. Turim ir čia Meridianą, tik tai šitas ant kranto. Šiaip nežinau, kas per laivas atpila čia. Mes realiai esam čia Greenwiche, nuo kurios skaičiuojasi tas laikas, nulinis, tipo nulis laiko. Ir čia tas tipo pasaulinis pagrindinis laikas, nuo kurio visos laiko zonos skaičiuojasi. Turėtume būti matę geografijos vadovėlius. Nu ir toks yra vaibelis įdomus. Vienas iš Londono rajono Greenwichas. Jo. Toks centriukas. Bet dviračiai viską gadino, nuomojami. L raidės ant mocijų užsidėjo, kad tipo mokamieji. Dėl iš autobusai. Šitus Greenwich Market. Parduotuvės, turgus. Įdomi iki Greenwicho parko prie observatorijos. Greenwicho pasižiūrėti. Čia mažiau visokių emigrantų visko. Tai visai kitoks vaibelis čia yra visai. Įdomus. Einam link ten Greenwicho parkas, man su. Čia va Greenwicho universitetas kažkoks. Bent jau dalis greičiausiai. Parką. Įsimiškot observatorijos. Šiaip nemažas parkas turėtų būti. Praėjimas va toks. Nedeginkit nieko. Nu, nemažas parkas. Yra pats žemėlapis. Mes vadrosi čia kažkur. Reikia iki observatorijos nusigauti. Kelias viršų. Policija pravažiuoja. Čia visur taip pat, viršų. Dabar realiai pamačiau čia atvykus iš Lietuvos lapkričio mėnesį, o išgyveni antrą rudenį. Vėl lapai krenta. Lietuvoje jau lapų nebėra ant medžio. O parke pilna lapų. Čia užšiau čia ant to kalno turėtų būti pati Greenwicho observatorija. Tai žiūrint į žemėlapį, būsim 0, ne 0. Tempiam kažkiek ir 0 koordinatė ilgumoje. Tai visiškas atskaitos taškas ilgumos ir laiko nulinis. Per vadovėlės tikrai geografijos būsit radę ir matę šitą dalyką. O čia turim Greenwicho observatoriją. Nieko įspūdingo. Tikėjaus didesnė nei būna. Kažkokia yra. Va. Karališkoji Greenwicho observatorija. Nieko specialaus. Dar kažkoks kupolas. Ten jau čia naujus vaizdas kažkoks atsivers. Turėtų atsiverti į parką ir tą Canary Wharf, kur buvom. O, ten observatorija. Ten vaizdas. Nu kaip ir sakiau, čia yra ilgumos. Važiūrint žemėlapį 0. Ryts į vakarus. Nu čia pagrindinis 0. Ir laiko zona nulinė. Na čia prasideda.
Tai buvo nuspręsta ten kažkuriais metais, nes Anglija tiesiog buvo galingiausia valstybė pasaulyje. Todėl ir sugalvojo matuoti nuo nulio. Nu, šitą vietoj. Vaizdas tai geras. Turim vaizdą neblogą. Vėjas irgi nemažas. Pati O2 arena. Ten buvo, kur buvo truputį dangoraižių. Buvo ten tas pastas. Gal ir ne. Nu, gražu. Nuostabu. Čia irgi dar. Gal čia ta pagrindinė. Manau, kad čia visi tie pastatai ir yra observatorijos visus. Ten žmonės ir vaikščia 20 svarų, skaičiavo juda įeiti. Tai neįsim vidų. Tiem šiaip pasižiūrėti. Šis ir tas rinko. Iš Greenwicho mes vėl į centrą atvarėm. Matos dienoj, dabar galim pažiūrėti, kaip atrodo visas šis dalykas. Ten yra dabar. Kažkai vyksta. Kažką jie ieško, gaudo. Kažkas labai per kitą žvaigždučių daug surinko. Dar va sumąstėm nueiti į Britų muziejų. Jis nemokamas yra, visiškai gali nueiti. Čia turėtų būti viso pasaulio istorija, žmonijos istorija, ne viso pasaulio. Atrodo didingai, įeinant, visai įdomiai. Ten visų patikra praėjom. Šiaip nemanau, kad aš daug filmuosiu čia kažką tą muziejų. Nes vis tiek, ką aš čia prifilmuosiu. Tai tiesiog taip atrodo visas įėjimas. Ir visi nori, kad paaukotum. Bet čia tik tai nėra privaloma. Tai perki pasiėmi nemokamą ir eini, išsirezervavęs laiką. Visur ant kiekvieno kampo dabar matau, kad yra norima, tas donationas auka 5 svarai. Čia visas žemėlapis, žodžiu, amerikiečių, graikų, romiečių, egiptiečių, aziečių, viskas taip, kur norim ką pasižiūrėti, aplankyti. Tai nueini, pasižiūri. Manau, kad ten mums iš reikėtų eiti. Šiaip pastatas dydžio, tai tikrai gerai atrodo. Kolonos didelios. Didinga. Londone daug tokių pastatų. Tai pirmą turbūt įėjom į vidų. Tai va įeini egiptiečių, pasižiūri. Egipte senovės, Egipto muziejus buvęs. Daugiau visokių dalykų. Tai čia tiesiog, praeini, apsižiūri, gal kam kas įdomu, žinai, kokią istoriją, žinai. Ir matai. Rašyta viskas. Bus viduje sarkofagos kažkas. Negalim liest, bet, aišku, viskas nučiupinėta, matos. Čia pakilus ant aukštų irgi vis tiek Egipto dar. Eini ir žiūrinėjai, tipo, kai kairė esi buvęs senovės Egipto muziejui, tai ten daugiau visokio dalyko. Nežinau. Čia turi dar labai patikti, muziejai ir domėtis labai turi tą istoriją. Tai čia būtų tau, Britų ir Europos sekcija. Daugiau visokių pridėta metalų. Romėnų Britai dar. Čia reikia laiko šitam dalykui, čia žiūrėti, domėtis. Jeigu nori atvaryti, praeiti, pasižiūrėti. Visokių, ko tik nėra. Europos sekcijų ir šachmatų. Nudrošti. Dar viena iš įdomesnių vietų tokia. Aš tik neperskaičiu, kur mes čia ėjom. Kažkur ėjom. Tokį senų medžių kvepia. Varėm iki Japonijos aukšto dar. Prasme, Britai sukišo čia viską. Nuvogė nuo visų valstybių. Nes buvo ir Meksikos, Amerikos visokios ir viską čia sukišo ir pavadino Britų muziejų. O savo istorijos įrodo labai mažai čia. Labiau tik kitų pasaulio. Samurajus. Peiliai. Knygų čia visokių prirašytų. Populiaru labai.
vėduoklius. Čia Korėjos sekcijai. Irgi tokie pinigai. Filmuko Avataras, atsimenu, kaip būdavo suskilę. Realiai tokie yra. Žinėjom jau iš to muziejaus biškį ir pritamsino, nu tipo. Prasme, jeigu čia nori to muziejų, nu čia reikia daugiau laiko. Tiek, pasidomėti, ką čia reikia pasižiūrėti. Mes apėjom biškį, pažiūrėjom valandą ir darom lauką, pasižiūrėti kitką. Mažai laiko turėjom. Dar pavargę esam, tai va. Daug nieko irgi. Filmuonės, ką čia filmuos. Visas dienos buvo geras, dabar pradėjo išlyti išeinant iš Britų muziejaus ir varom iki Tower Bridge'o. Jie tiesiog. Ir Londono oro turim jau pagaliau. Visiškai Londono oras dabar. Liet, pikas, 5 valandas. Žiauru. O taip pat ir einu dabar. Einam čia pralenam praskerdus, išlindom iš Silkių metro. Šįkart dabar prie Londono Bridge'o. Nieko nepatinga, ten ta pusė Tower Bridge'as turėtų būti. Bokšto tiltas. Towerio tiltas, nu bet kaip vadinasi. Ten irgi mepsi mačiau, gali tipo kaip su viešoju transportu plaukt kažkur. Bet nemanau, kad mes kažkur plauksim. Nu ir priėjom prie Tower Bridge'o natį. Įsidavau biškai didesnį. O praėjus atrodo didesnis. Kalėdinės mugės jau prasidėjusius. Tower Bridge'as pats. Ten dar Tower Castle bokšto pilis. Vakaros kažkas pavaizduota dabar. Gynybinė pilis, kankinimai vykdavo ten. Atvarėm dar kartą O2 areną ir čia kažkoks koncertas. Jie čia laukia visi eilėje aplink visą areną, o visi restoranai, pubai jie tušti. Tai mes varysim valgyti, o čia visi jie tegu laukia. Visą belė kiek žmonių. Kažkoks kontas cigares afterseks ir vien publiai. Tai prasme, mes žvengiam, nes tušti. Todėl čia viskas ir yra tušti. Tai dabar praėjom ir jau tušti. Visur praeiti. Ten tą įėjimą praėjom. Čia neapsaugoja, čia dėl to, kad nesimatytų tiem žmonėm, dabar prasme, iš tos pusės, kuriam nereikia. Labas rytas, dar viena kelionės diena, jau paskutinė. Esam jau su kuprinėm su visko varysim oro uostą šiandien. Mes dabar esam prie Tower Castle, man atrodo, jo. Kitos pusės. Pačią Tower Bridge'o. Toje vietoje. Bandysim praeit pro jį. Tokia gynybinė siena. Vidury miesto tokia pilis. Dar renovuojama ten. Vakar nuo kažkur ten tos upės pusės žemė šitą. Nors iš vakarų paskutinis kadras ten ir buvo. Dabar tiesiog pareinam per tiltą. Ant kiekvieno stulpo čia apsisukus yra po lempą. Bet šito vat nėra. Ir čia yra tipo kaminas pačio Tower Bridge'o, kuris šildo. Tai tęsim kelionę Tower Bridge'ą čia. Visai neblogo. Didingai atrodo jis kaip visada. Londone labai didingi, daug pastatų. Saulė biškį šviečia. O! O, mes ten vakar buvom šuvo, ten. Ai, jis pasikelia. Nu, didesnis iš arčiau atrodo, negu iš toliau. Tokios konstrukcijos. Sinė karūna ant viršaus. 40. Čia eilė vidų įeiti, jeigu nori į tą patį bokštą. Čia aplinkui peini. 13 kem sakei bilietas? Čia parodyta. Brailio raštu. Nu gerai atrodo. Tilto pačio viršui ten. Yra stiklinis kelias, kur tipo eini 3,5 metro virš. Nu mes nepirkom bilietus, neįsim.
Va taip apeinintą žieduką ir čia, nu, gali, jeigu perki bilietą, praeit per viršų. Mums tą labai reikia. Nusikam čia. Čia pabaiga jau. Ten dar pilis matos. Lieka, va, už mūsų daro trečias. Aina dar iki skrydžio šur pasivaikščioti. Tokia, va, paprasta gatvelė einantį. Po London Bridžo, va ten. Paprasčiausia. Šokom dar į kažkokį Bigosą prie bilietų turėjom. Link Bedo važiuojam, gal ten išlipsim, pavaikščiosim. Na ir dar ketvirtą kartą čia, va, prie šito daikto. Pažiūrėt kiek valandų. Nu ką, jūs šiandien. Taigi nebenorit jau. Westminsterio Abatija dar yra. Žmonės Big Benas dar yra. Stabu. Čia man atrodo po tos Rembrandts Day likę. The Glorious Dead. Visus tos minimai karo. Kur kad pirmą dieną atvarę buvom ir buvo viskas uždaryta, tada šventė viskas. Priėjom prie tokių arkliukų, apsauginių. Nu, nežinau, stovi ir apsauginis ir arklys. Nu, žiauriai. Tai va, tiesiog negali įdėti. Ten visi tripėsi. Nu, nežinau. Biškai gal gyvūno kankinė. Realiai va išsimindžios. Kaip smirda. Vat karaliaus tiesiog praeitėliai apsauginiai. Nu, nežinau. Kankinimas. Tas čiuvas irgi vat, nėra labai patenkintas, kad čia visi fotinį ir filmuoja. Aišku, aš irgi prisidėjau dabar. Jis labai blogas žmogus. Praėjom čia iki melio dar kažkokie rūmai. Aikštė. Nu, eini čia per Londono, tose tam centre senamiestį viską čia yra. Čia už tų durų, tokie taip pusė ir yra tie arkliukai. Ir čia nuspėkit, kas čia nubėga. Iš šitos vietos. Nu jo. Atvarėm į Londono Liverpoolio Street traukinių stotį. Norėsime iki oro uosto. Tai realiai čia kelionė ir baigėsi. Aš manau, kad viskas. Žiūrėkit praeitą video, čia kažkur pamatysit. O toliau, ką žinau, laukit kitos kelionės. Tai spauskit laiką, subscribe ir susitiksim kitą kartą. Iki. Net apaugo barzda.